Sveiki. Šiandien noriu pasidalinti savo suvokimais ir patirtimi, kas man yra gyvenimo prasmė. E, Tai žmogaus gyvenimo prasmė man yra jo sąmonės augimas, kitimas, plėtimasis ir atsinaujinimas. Ir pasidalinsiu savo suvokimais ir patirtimi, kaip aš suvokiu savo ir pažinau savo sąmonę, kaip kas kito manyje. Pasitelksiu tokį paprastą paveikslėlį, kad būtų aiškiau suprasti, apie ką aš kalbu. Ir kai suvokiau save kaip sąmonę, tą amžinybės dalelę, praėjau tam tikrus etapus ir suvokiau, kad sąmonė involucijos būdu įsikūnija į fizinį kūną ir ateina į šią materiją, į žemę, kurti save vis naujai. Ir kad egzistuotų ir galėtų save išreikšti materijoje, jai reikalingas yra fizinis kūnas. Ir pirmoje dimencijoje mes turim savo realybės lauką, tai fizinį kūną, kuris yra matomas ir daugeliu gerai jau pažįstamas. Ir čia vidinėje sąmonės ašyje, vidinėme sąmonės kanale yra 7 sąmonės lygmenys, energetiniai centrai, čakros taip vadinamos, kur yra tam tikro dažnio vibracijos energijos. Ir mes tam tikrame etape ir kūrėme su šito sąmonės lygmens energetinę įkrovą. Ir čia ir aplink mus yra išorinė sąmonė, kur kiekviename etape naujame vis įsidėstė naujos dimensijos, tai dimensijose yra naujos galimybės, nauji dėsniai, naujos sąlygos, principai save kurti ir išreikšti vis naujai. Ir kūno sąmonėje pirmiausiai mes save išreiškėme per pagrindinius instinktus. Šitame etape žmogus gali būti kategoriškas, emocionalus, išaukštinama fizinio kūno jėga ir prioritetai pagrindiniai mūsų saugumas ir išlikimas. Ir pirmoje dimencijoje, be fizinio kūno, dar egzistuoja fizikiniai dėsniai, egzistenciniai dėsniai, kurie yra materijoje nekintantis. O subtili erdvė, subtili visuma yra nuolat atsinaujinanti ir kintanti. Ir todėl tai, ką žinome, nereikia prie to prisirišti, nes visada gali būti ir kitaip. Toliau aktyvuojasi mūsų aukštesnis sąmonės lygmuo, tai antras, mentalinė sąmonė vadinama, ego sąmonė, asmenybės sąmonė, dar kitaip vadinama, kur turime galimybę jausti ir mąstyti, išreikšti save per mintis ir jausmus. Tai čia pagrindiniai prioritetai yra valdžia, socialinis statusas, materialinė gausa, noras būti pripažintam, įvertintam. Ir antroje dimencijoje, eteriniame kūne, pradedame domėtis pasąmonės galia, proto galia, psichosomatika, dar psichinė sąmonė taip pat vadinama šis etapas. Ir gali būti dar labai aktyvus šitame etape mūsų protas, kuris nuolat planuoja, strateguoja, kontroliuoja, prisiema daug atsakomybės už save ir už kitus, galvoja, kad tik jis geriausiai gali tai padaryti. Ir tada gyvenam nuolatinėme strese, nuovargyje, vidinėje įtampoje. Toliau dar gali būti taip pat ir emocionalus šitame etape, kai pirmą padaroma, pasakoma, paskui galvojama, ką čia prikalbėjau, ar pasakiau, ar padariau. Toliau aktyvuojasi mūsų dar aukštesnis sąmonės lygmuo, sielos sąmonė. Žmogus jaučia savyje
būdamas šitame etape, dar kai tik pradeda aktyvuotis trečiasis sąmonės lygmuo, sako, turiu viską, materialinę gausą, šeimą, ką, bet kažką jaučiu savyje ir nesuprantu, kas su manimi darosi. Tai mumise tiesiog aktyvuojasi dar aukštesnis sąmonės lygmuo, tai sielos sąmonė. Ir šitame etape mes pradedame domėtis, ieškoti klausimų, kokia mano yra gyvenimo prasmė, kokia pomėgiai mano, savo pomėgiams skirti laiko, kas lieka, ar yra kas po fizinio kūno mirties. Tiesiog keliame tuos klausimus ir per tam tikrus žmonės ar per knygas ar savyje atrandame tuos atsakymus. Ir kaip čia materija jau susijungia ne materija. Supranti, kad siela, ta amžinybės dalelė, yra manyje niekada nemirštanti, amžina, tik pakeičianti fizinį kūną. Ir šitame trečioje dimencijoje, eterinėme kūne, susilieja mūsų visų sielų įsikūnijimai. Tai reiškia, kad ta energetinė informacinė įkrova atsinešta į šį gyvenimą, kuris suformuoja mūsų charakterį, gyvenimo liniją, duotybės. Ir, kaip sako, atsinešame karmą, tą negatyvę energetinę įkrovą, kokią atsinešame, visą tai kūrėme, su tokiamis energijomis kūrėme ir pritraukiame visą tai iš išorės. Ir lygiai taip pat eterinėme kūne ir susikaupia, jeigu žmogus kūrė savyje su daug nuolatinėme pyktyje, kalties jausme, gėdoje, baimėje, nepasitikėjime, su tomis energijomis, kai nuolat kūriama, tada susidaro kontrolėje dar, susidaro ta energetinė, tų energijų, jos yra tankios ir sunkios, susidaro sankaupa šitų energijų eterinėme lauke ir mes jaučiame tai per fizinio kūno simptomus, jau pasireiškia kaip ligos. Taip kad visos mūsų pagrindinės priežastys tai ir yra mūsų tos, kad fizinį kūną palaikyti sveiką, tai turime žinoti, kad kuo sargdiname save. Tai vat tomis energijomis, kokiomis kūrėme savyje, tai ir įvairūs nuoskaudos, ir įsižeidimai. Ir kai jų daug prisikapia mūsų tai išorinė sąmonėm, tai eteriniam kūne, tiesiog neleidžia laisvai tekėti tai gyvybiniai energijai, kūrybiniai energijai, kuri teka tiek vertikaliai aukštyn žemyn, tiek horizontaliai, ką išskleidžiame iš savęs, tai ką įsileidžiame į save, stebime, žiūrime, klausome, nuolatinė visur vyksta energetinė tėkmė. Ir pirmiausiai čia susikaupia, o tada pasireiškia tik fiziniam kūne. Ir todėl, kol žmogus nekeičia savo požiūrio, neišlaisvina savęs iš šitų negatyvių žemadažnių energijų savo eterinėme kūne, tol ir nepasveiksta fizinis kūnas. Kai vyksta pokytis, keičiam požiūrį, įsitikinimus, įpročius, laisvėjam, švarėjam savo sąmonėje, kaip sako, toj viduje, savo sąmonėje, tai ir kinta ir turime, palaikome savo fizinį kūną sveiką. Tai, kad tai yra visuma minčių energijų, jausmų energijų, sankaupos mūsų eterinėme kūne. Ir kaip einame savo fizinį kūną
fiziniam kūnui pagalbos, savo fizinio kūno jau pasireikštom lygom ieškoti pagalbos pas medikus. Tai mentaliniai, psichiniai sąmoniai pas psichoterapeutus, psichologus, tai lygiai taip pat savo tą energetinę įkrovą išlaisvinti, sustiprinti su pozityviamis aukšto dažnio energijomis. Galime eiti pas tos žmonės, kurie jau jaučia sąmonę savo per įvairius pojūčius, tai per energetinius masažus, per energetinį gydimą, per tie, kurie kalba apie pakilę būseną, būsenų keitimo sesijas, subtiles atsinaujinimo sesijas. Tiesiog jau žmonės kuria tuose savyje aukštesniuose sąmonės lygmenyje su aukšto dažnio energijomis ir visa tai padeda išlaisvinti. Ir jeigu pačiam žmogui nėra taip paprasta iš to išeiti. Ir greitesnis įvyksta pokytis iš tikrųjų žmoguje, kai yra visur pagalbos, tik tai ar jos ir pritrauksite tos žmonės, pas kuriuos turėsite nueiti ir patirti ne šiaip savo, patirti savo patirtį, su tai žmonėmis susitikti. Ir tada toliau aktyvuojasi mūsų dar aukštesnis sąmonės lygmuo, tai aukščiausioji sielos sąmonė, kur žmoguje pasireiškia gerumas ir noras padėti kitiems. Jaučiame mes tas sąmonės per pojūčius kūno, tam ir duoti mums jausmai jausti. Ir kai mūsų mintis ir jausmas yra vienyje, neužslopiname tų jausmų dėl kažkokių būna skaudžių patirčių, ar vaikystėje patirtų, ar vėlesnėme amžiuje patirtų patirčių, mes užslopinam tuos jausmus nejausti, bet jie niekur nedingsta, tiesiog susiformuoja į tokią gynybinę sluoksnį. Ir tik mes vis tiek pritraukinėjame panašias situacijas išorėje savo ir per žmonės, per antrasias puses ar per vaikus. Ir tik tai tam, kad sąmonė mums parodytų, kad mes išsilaisvytume, o išsilaisvinam kaip jaučiam. Tiesiog sutelkiam dėmesį į save, toj atsipalaidavimo būsenoje. Galima meditacinę muziką kažkokio užleisti, jei labai protas yra aktyvus. Ir stebėti save, stebėti ir jausti, ką jaučiu. Ir mūsų sąmonė pati savaime atsinaujina, tai reiškia išsivalo. Tik tai leisti savo pailsėti, leisti atsipalaiduoti ir kvėpavimo meditacijas įvairias, sesijas, daug labai iš tikrųjų yra dabar pagalbos, per kur jūs galite tai išmokti savyje, savo padėti. Ir visų klausimų irgi ieškoti galite pirmiausiai savyje, tai išlavinti tą vidinę ašį, tai pirmiausiai kreiptis į esybės sąmonę arba aukščiausiąją sąmonę, kaip jūs ją bepavadinsite. Ir ten, kur dėmesys mūsų, ten ir energija ir vyksta procesas. Vadinasi, jeigu sutelkiau dėmesį ir paklausiau esybės sąmonės, ką man tikslinga veikti, ar tikslingas santykius kurti su šituo žmogumi. Vadinasi, ir ateis iš atsakymas, mintis, ar per jausmą iš šito sąmonės lygmens, iš aukštesnio, ir tai bus mano augimui, mano pokyčiui. Tiesiog mūsų sąmonė pati veda ir palaiko žmogų, kuris kad nuolat kistų žmogus savyje, naujų žinių, naujų įpročių, senus pakeistų įpročius į naujus ir vis kažką nuolat savyje kurtų ir pažintų ir pajaustų.
Ir toje aukščiausioje sielos sąmonėje taip pat galima, jau žmogus jaučia tas subtiliasias energijas ir dar net ir sielos sąmonėje jau galime jausti sąmonės angelų, o čia vis kuo aukštesnis sąmonės lygmuo, tuo ir aukštesnis būtybės yra kuriančios ir norinčios patirti per žmogų bendra kūryboje. Ir šitame sąmonės etape taip pat žmogus kuria save su praeities energijomis ir su ateities energijomis. Tai reiškia, kad praeities energijos tai, kas yra jau sukurta seniau kitų žmonių, o ateities energijos tai su naujomis žiniomis, su naujais suvokimais, naujais pojūčiais savyje, patirtimis ir tai, kaip aš suvokiu ir ką jaučiu per save. Ir žmogus pozityvėja taip pat šitame etape ir ketvirtoje dimencijoje to veiksmio dėsnis yra, kad kuo pasidalinsiu save iš savęs į išorę, visą tą labai greitai pritrauksiu ir iš išorės. Tai jeigu dalinamės džiaugsmu, džiaugiamės už kitus žmonės, kaip jiems sekasi, jeigu sekasi taip, kaip sekasi, atjaučiame, nes žinome, kad patys visas pasirenkame, pritraukiame patirtis nelengvas, tik tai tam, kad mes per jas augtume ir mumise kažkoks vyktų pokytis. Kaip, kaip sako, pamoka. Tas pamokas gyvenime mes visas pasirenkame patys, kokios jos bebūtų, lengvos ar sunkios. Jos mums reikalingos tam, kad suvoktumėm savyje kažką tai naujo. Ir tada dar aukštesnis sąmonės lygmuo yra pakylėtoji sąmonė. Šitame etape vyksta be galo daug pokyčių išorėje, pritraukiame daug situacijų, kaip sako, atidirbinėjame tą karmą, karminių situacijų ir čia gali šitame etape ir atsitraukti karminiai žmonės, pakinta, atsiranda nauji mūsų gyvenime žmonės. Ir žmogus pats suvokia, kad tai aš esu, ta tyra dieviškoji meilės energija, besąlyginė meilė, o besąlyginė tai ir yra priimti, mylėti save be jokių sąlygų. Žmogus yra laisvas nuo visų kalčių, baimių, nepasitikėjimų, ką kiti žmonės pasakys, senų įsitikinimų, prisirišimų prie praeities. Ir tą ne tik tai suvokiame, bet ir jaučiame per savyje, per būseną vidinę, pakylėtąją tą būseną. Štai ir vadinasi šitas dar dvasinis lygmuo, nušvitimo būsena. Ir kai va čia jaučiame tiesiog vidinį lengvumą, džiaugsmą, ramybę, stabilumą, minties pojūčio harmoniją, darną savyje. Tu gali net pirmiausiai pajausti pojūtį, kažkokį savyje tą subtilę sąmonę, o tada tik tai suvokti, kas tai vyksta tavyje. Ir šviesos, eterinis kūnas jau susilieja su šviesos kūnu penktoje dimencijoje ir čia naujos žinios ir nauji suvokimai gilesni ir ta subtili erdvė mumise didėja, platėja ir čia jau žmogaus kaip žmogaus norų nebelieka, čia šviesos kūnas daro žmogui įtaką, ką jam tikslinga suvokti, patirti, pajausti. Ir mes tada kūrėme jau esybės sąmonėje, toje aukščiausioje sąmonėje, vienyje su savo sąmonė, su be galo daug naujų kosminių sąmonių. Ir
jau šitame etape dingsta vienišumo jausmas, kuriame be įtampos ir streso, nes mes jau jaučiame daug be galo pojūčių savyje, aplink save ir matome tą subtilų pasaulį per vidinį matymą, galime sąmonės matyti ir per išorinį matymą jau, ir subtilūs gebėjimai nauji dėsniai, nauji principai ir be galo daug naujumo žmoguje vyksta. Ir septintas sąmonės lygmuo monada, kur nauji visatos dėsniai, egzistenciniai dėsniai, kurie paneigė žemesnius dėsnius. Ir nuolatinis virsmas, nuolatinis atsinaujinimas. Ir kai sako žmoguje, žmogaus mikro visata yra atspindys su makro visata, tai ir žmoguje yra žemė ir dangus. Tai žemė, tai kai kūrėme su žemiškosiomis savo sąmonėmis, tai nuo 4 žemyn. Ir dangus, kai kūrėme nuo pakylėtosios sąmonės su vis aukštesnėmis ir vis naujomis dimencijomis, sąmonės lygmenimis, kurias galime patirti, pajausti per pojūčius, paskui suvokti. Ta kūryba vyksta subtilioje erdvėje ir kartu su materija vienyje. Ir begalinis naujumas, kitimas ir labai įdomu, kiek žmoguje yra be galo naujo, bet mes tą naujumą galime patirti tada, kai paleidžiame tai, kas sena. Tiek senus įpročius, senus įsitikinimus, tai, ką žinojome, ne kiek žinome, bet kas kinta manyje nuo to, ką aš žinau. Ar aš einu į harmoningą kūrimą, tos minties jausmo, neskubėjimą, vidinę ramybę, stabilumą, emocinį stabilumą, kas manyje kinta nuo to, kad aš žinau, tai ir yra ta didžiausia mūsų prasmė, mūsų tos sąmonės augimas, kitimas, plėtimasis ir atsinaujinimas. Kad linkiu visiems lengvo ir džiugaus savęs kaip sąmonės pažinimo etapo ir priimkite su visa begalinė meilė visas savo patirtis, tokios, kokias turėjome ar kurias dar pritraukėme savo gyvenime, tik tai tam, kad pamatytumėm ir suvoktumėm kažką savyje vis naujo.